Vėl penktadienis. Vėl po darbo. Ir vėl planuose minti 600 km. Dangus mėlynuoja, saulė šviečia, oras geras. Bandom, gal pavyks. Dabar jau pusvalandukas, kai judu iš Kauno į Kazlų Rūdą. Nuo ten važiuosiu link Vilkaviškio. Vilkaviškiai galbūt stabtelsiu. Sekantis stojimas bus Lenkijoje, prie Lenkijos sienos. Iki ten dabar 8-6 km, iš visų turėtų būti apie 100 ir turėčiau pasiekti dar šviesoj. Įvažiavęs į Lenkiją galvoju sukti kažkur labiau vakarų kryptim. Galvoju važiuoti pro Gižicko link Mazūrijos regioninio draustinio, nes ten yra Šnerdvių ežeras, kuris yra didžiausias ežeras Lenkijoje. Tikiuosi, kad pavyks jį apsukti lanku ir tada apsisukus pro Elką, pro Suvalkus, Lazdijus grįžti atgal į Kauną. Kaip sakiau, iš vis kažkur apie 600 km. Dar tikiuosi, kad kai atvažiuosiu į Elką, jau tai bus įsibėgėjęs rytas ir galbūt pavyks ten kažko rasti, kur papusryčiauti. Kokią gal dirbančią kavinukę jau pavyks rasti. Naujas dviračių takas Kazlų Rūda, reikia išbandyti. Ir kaip čia skaniai nuo Ikėjos mediena kvepia. Pastarosiam dienom pučia vėjas iš šiaurės. Dabar pavažiavau keletą kilų, taip grinai prieš vėją. Nu tai šalta. Šiaip didžiąją laiko dalį bus šoninis vėjas, bet įtariu naktį bus labai šalta. Ko gero panašiai kaip ir praeitą kartą, kai į Kavarsk važiavau. Geras oras, gera nuotaika ir net nepajutau, kad Vilkaviškį jau atvažiavau. Galvojau čia gal stabtelti, kažko atsigerti, užkasti, nes 7 km iki sekančių suplanuoti sustojimą dar 9-5. Bet ką žinau, niek nenoriu, tai turbūt nestoju, važiuoju toliau. Kišenis pilnas bananų, šiaip taip, iki sienos apie kem. Tai bandau pasiekti sieną. Jeigu gerai suprantu orus ir žemėlapius, tai iki sienos turėčiau važiuoti visiškai pavėjui. Pasidaryti nuotrauką. Pravažiuosiu pasieniečius, tada paužkasiu, nes įtariu tikrins dokumentą. Okay, let's go. Patikrinu. Pažiūrėjau, kas čia važiuoja. Čia dabar labai smagus, labai kalvotas keliukas. Gražiai vakarėja. Dabar iki sustojimo pavalgyti liko PM2. Jau tikrai norėsis. Bus 100 šiam kažkur iš vis. Tokiais keliais važiuoti čia yra
Absoliut pasaka. Jokio eismo, vingiuoti, kalvuoti, gražu, yra į ką pažiūrėti. Nu vau, nu toks relaksas. Kažkaip ne į tą pusę tikėjausi, kad važiuoju. Į Klaipėdą nuvažiavau. Smagu, labai smagu. Man atrodo, šias toj stotelėj snaudės. Kokiu 8% esu įsitikins, kad čia snaudžiau prieš porą metų. Matau didelį šunį, bet aš jam neįdomus. Nuėjo namo. Gerčia šuns Lenkijoje, vis tokie atsipūtę. Ramiai savo vaikštą. Pasižiūr, kad pravažiuoju ir nueini savo namus. Ko lietuviški šunys tokie pikti, nepatenkinti visą laiką. Žiūriu, dirb parduotuvę, tai gal geriau partijai užsuksiu, nereiks į degalinę. O po to turiu Gižicko miestas 9,1 km, tai labai patogiai gausi. Liuks, daug geriau šitaip. Tai kola, negazovana, vanduo, croissants, vaflis užteks 90 km tikrai. Tada jau bus kiek, iš 200, 200 turbūt, bus galima degaliniai suvalgyti kažką sočiau. Keista, bet prie parduotuvės nėra jokių šiukšlinių. Varau susirasti šiukšlinę, išmesti šiukšles ir apsirengti šilčiau. Va, kaip gerai, kaip patogiai sauliuks. Ir išvedam. Šiaip aš tai čia visai lėtai apsisukau. Apie pusvalandį užtrukau su to apsipirkimu, pavalgymu, persirengimu, dar kartą pavalgymu. Bet apsirengiau viską šilčiausio. Labai norėjau kokių nors tikrų bandelių, parduotuvėliai keptų ar panašiai. Bet niek nebuvo, turbūt dėl to, kad vėlai atvažiavau. Jau gal buvo išparduota viskas. Aš esu visai nemažai čia vat po tą regioną pavažinėjęs ir Lenkijai. Įdomumo dėliai darydamas maršrutą pažiūrėjau, kiek turėtų gautis nevažiuotų kelių plius minus. Tai iš tų 600 maždaug apie pusę kelio naujo. Yra čia kur tyrinėti, labai fainiai. Ir tie keliai tokie gražūs, įdomus, eismo nieko nėra, labai smagu. Kaip gražu. Kokia ramybė. O dar tik tais 8 valandą. Lietuvos valanda yra 9. Keistai labai dėlioju sakinius. Radarą pasilieku įjungtą, tik be mirksėjimo. Kiek vėliau, gal kai pasieksiu tą Gižicko, ten pajungsiu įkrauti nakčiai. Pagyriau aš ten Lenko šunis. Girdžiu savo tamsoj partizen letenėlis ant asfaltą. Su nagučiais tik tai tik. Taip dėjau vykojus, jaučiu pagerinau savo vatų rekordą. Ką tik stirna perėjo kelią. Ir kažkaip naktim nemaloniausias dalykas ir pamatyti stirnas, nes vieną perėjim ir nežinai, gal ten dar 10 iš paskas bėgs. O anos nežiūriu. Pastaruosius kokius, nežinau, 8 km čia vis
žirkeliukais ten pavažiuoti. Bet čia tik kelio remontai. Viskas okei. Svarbu neprasidurti. Nu, tikiuosi iš paskutinių žvyrkelių, ką tik išvažiavau. Nežinau, kiek čia gavos, kokie jaučiu 10-15 km žvyrais. Per visais tarkutės. Delnas biškai atidaužė su 6 barais padangose. Tikiuosi paskutinis. O, ne. Ir vėl matau šviesoforą. Shit. Reikia stabtelti, suvalgyti kaip batonėlį. Atsigerti vandens. Dar 40 km iki degalins. Biškai pailsėsiu. Koks neskanus batonėlis. Oh my god. Nerekomenduoju. Oh my god. Toks su uogom, bet sūrus. Nu, judam. Galvojau 2 minutėm sustos, suvalgęs batonėlį. Gavos 10 minučių, bet šiaip netaip įveikiau žiauriai neskans. Iš žiūro aš dar vien to kitur, iš kur aš ranau gavau. Suksiu link Krūklankį. Išsuksiu pagaliau iš to kelio. Tikiuosi su kelių darbais baigta. Labai stipriai sulėtino mane jie. Atvažiavau į Gižicko. Reikia susirasti dabar savo degalinę, berods Orleną buvau pasižymėjęs. Tai jeigu ten, labai skanus burgeriukai, dar gal kavos pasiimsiu. Liuks. Ir bus 100 km iki sekančio stopo, kuris bus jau apsukus ratą aplink ežerą. Labai smagu tokiais miestais pasivažinėti naktį. Kai nieko nėra, tuščia, ramu. Nu čia kompanijos yra. Burgeriuk su vištiena ir ko. Dar į kelionį pasiėmiau Spraito vafliuką. Vandens pasipyliau, viską susidėjau. Nu, bandom judėti toliau. Degalinį nebuvau pati jaukiausi. Paskubėjau iš ten išvaryti. Greitai pavalgiau. Atsigėriau kol sumuštinį. Sumuštinis skanus. Bet žmonių labai daug joje. Ir dabar 100 km iki kitą suplanuotą stopą. Ir pasiėmiau Sprite 2 vafliuks į kelią. Vandens pasipildžiau. O paskui iki Elko 150. Tai žiūrėsiu, jeigu nesinorės nieko, galbūt praleisti tau 100 ir varyti iki Elko. Nežinau. Dabar temperatūra 4 laipsniai. Daug šilčiau negu tikėjaus.
Aišku, po sustojimo biški taip šaltoka. Čia aišku nieko nesimato, bet kelias šalia kur eina, tai visas toks duobėtas, nelygus, o dvirtakis, kurio važiuoju, kaip stiklinis. Tikiuosi, jis greitai nesibaigs. Barsuks bėga. Opa, pabėga. Nenorėjau išgazdinti. Nu, bet ką jau, kad į tą pačią pusę. Ežeras pasiektas. Tuoj suksiuos į kairę. Pervažiuosiu ežero plotį. Ir suksiuos atgal namo. Kur čia tas veids? 5 kilometrai nuo paskutinio sustojimo. Kadangi turėjau vafliuką, tai suvalgysiu 5 iki sekančio numatyto. Normaliai, viskas gerai. Tai užkandu ir judu toliau ilgai nesėdėsiu, sušalsiu. Ok, gerai, žinau šitą degalinę, tiksliau ne degalinę, o valgyklą esančią šalia jos. Nes toje valgykloje keletą kartų valgiau. Aišku, tokį laiką nedirbu. Dabar tai noriu labai valgyti. Biškį įsitaisiau. Kažkaip nesisek man šiandien su valgymais. Norėjau kažką normalesnio, bet submarins, net nesubmarins, tiesiog sumuštins, nes daugiau niek šiltų neturėjau. Kavas vieną čipsų pasėmiau, vaflių ir kolos į kelionę. Kai sustojau, pradėjau jausti, kad truputį taškaus, bet čia tas toks nemaloniausias ryto laiks, kai pradeda aukšti ir kūnas įpratęs žadintis tuo metu. O nėra ką žadinti, nes nieks nemiegoja. Nu ką žinau, pasiruošęs. Vaflius įsidėjau į tašę, kolą įsidėjau į kišenę. Reikia judėti toliau. Oh yeah! Kas ten lend? Oh yeah! Oh yeah! Nu tie saulėlydžiai, saulėtekiai, man silpni visiškai. Labai gražu, vien dėl jų verta tiek važiuoti per tą naktį, kentėti tamsą. Labai jie džiugina. Pradėjo temperatūra po biškį kilti, jau 4 laipsniai šilumos. Dar biškį pakils, bus galim pradėti nesirenginėti. Dabar jau 7:30 Lenko laiko. Tai jaučias, kad praėjo tą sunkioji fazė ir po biškį vis lengvėjo minti. Tai jaučiu dar nusijėmus tos papildomus rūbus. Turėtų būti dar lengviau. O, atvažiavau į Jelko degalinę, kur galvojau, kad norės valgyti, bet valgyti nenoriu. Visko turi pakankamai. Tai ką žinau, važiuoju link Suvalkų, iki Suvalkų, žiūr 70 km. Netoli. Ir kai filosofavau, kad čia kokie kavinukiai papusryčiauti, Elke būtų galima. Tai apie kokius pusryčius mes kalbam, Daniel, nei 8. Kokis kavinis, kokie pusryčiai. Per greitai atvažiavau. Atgreituolis.
Nusprendžiau išsirengti. Kol kas šalta, bet jaučiu greitai iššils. Tai niečia kuo būti apsirengus tais naktiniais. Autobus stoteliai. Biški pastovės. Ne dėl to, ko autobus lauksiu, o dėl to, kad vaflį suvalgyčiau. Suvalkai nebetoli. 2,5 gal kilai, kažkas tokį. Nu jau pralkau, jau noriu pavalgyti. Greit pavalgau ir važiuoju. Vėl 20 minučių prasėdėjau. Nu, pravažiuok. Ir aš jau tada iš paskos lėksiu. Velnioptas degalins. Aš matau McDonald'ą. O dabar tai pavalgysiu. Hell yeah. Hell yeah. Čia buvo geriausias sprendimas ever made. Vėjas akivaizdžiai pučia į šitą pusę. Aš akivaizdžiai ten važiuoju. Norėčiau skūstis, aš dėl to vėjai labai, bet neseniai žiūrėjau Overlingytę, kaip Patagonijoje mina. Tai aš negaliu tiesiog skūstis dėl šitą keliuką. Iki sienos apie 50 km. Dar McDonald'e iš tualetų pasisėmiau vandens. Tai turėčiau užtekti. O užkandukų tai dar turiu tų neskanių batonėlių. Turiu vieną geliuką. Jeigu ką, lazdijos pasiimsiu, bet gal užteksiu. Seniai, vadinas, pobiški, artėju, bet dar labai toli. Pagaliau į mišką išvažiavau, Lenkai visus miškus išsikirtę, visur dirbami laukai, nėra kur pavėsiuką neatrasti beveik. Porą minučių biškį pagulėsiu, pailsinsiu nugarą, pečius ir iki sienos. Nebetoli. Tęsiam. Lygiai para 481. Man atrodo, prieš 2 savaitės lygiai tą patį turėjau. Tai man progresas yra horizontalus. Nieko gero. Lazdijai. Paskutinis atžymėtas taškelis man žemėlapiai. Nuo čia lieka dar 150. 115. Ką aš čia kalbu? 115 lieka iki namų.
They said scream and shout and let it all out. Scream and shout and let it all out. They said yo, 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 yo. They said yo, 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 yo. Pasiekiau Simoną. Čia toks paskutinis didesnis miestelis, kurį žinau. Kitus, kur pravažiuosiu, nebepamenu pavadinimą. Dar čia toks biškį dežavu ima. Pernai spalio gale berods iš Belostoko grįžinėjau šito keliu. Irgi stiprus vėjas buvo. Panašus dienos laiks. Toks išvargęs jaučiausi. Dabar irgi. Tai labai panaši situacija. Ten žiūriu kažkaip neaukęs. Čia kažkaip neaukęs. Reikia kažkokį gerą, gražaus įvykio mano gyvenime. Ir žiūriu, už 6 kilometrų yra Barbieriškės. Jeigu ten viršui dirbs parduotuvė, gal kokį skanų ledą nusipirkti. Nu tam lietui nebuvau nei pasiruošęs, nei nusiteikęs. Bet čia jaučiu tik palašnos biškį ir tiek. Niek daug nelys. Bet man jau šiaip taip vėsuoka daręs, tai pabūsiu apsirengęs. Nu, Balbieriškis. Tikrinama dirb parduotuvėlė. Lyg tai dirb. Dirba. Tai nusipirkau Aurum ledą, norėjęs kokias skanos. Ir pardavėja davė bilietuką nutrinti. Nutriniau bilietuką, o ten rašo laimėjai Baltiją ledų porciją. Tai nutiko kažkas gero. Jau apsikrovęs ledais. Reiks suvalgyti. Varom iš Balbieriškio. 60 kilų. Dabar jau atrodo nebedaug. Why don't you hear me wonder? Tell me, river, where your current flows. Why don't you hear me wonder? Atrodo matus, ne? Tai keli kilometrai iki namų, jau visai šalia, galima sakyti, baigta. Grįžau galų gale. Buvo žiauriai sunku, nu labai sunku. Nežinau kodėl, atrodo, kaip kokį 1000 būčiau mynęs, ne 600, bet džiaugiuosi išbaigęs. Jaučiuosi, kad grįžtų dar truputį laimingesnis žmogus, negu buvau prieš išvažiuodamas. Maršrutas labai fainas. Tai tam kartui. Čiau.